Malonų dienių. Mes gruo filmuojam 10 ryto. Tu debilas, nahui. Kodėl mes turim taip filmuoti anksti, nahui? Tai kad tu, blėt, mus pakvietei į kurvo. Nes man 2 valandą pravažiavimai. Va, būtent, nahui. Vieną. Ir jis laikysiaus. Nesilaikys. Išlaikys, blėt. Pasižiūrėk, jam joks smalsas, nahui, netiks, blėt, po kojam, blėt. Aš laikysiu 1, 2, 5, vis tiek imsiu štukas kubų, kad bent kažkaip tilpčiau. Ir tai netiks. Ne. Seniai tave vos autikas pavyzdžiui, apie ką mes šnekam. Jis važiuoja, o tik, žinai, kai būna visi čia manalai mašinai, vienoje pusėje įsikrauta ir mašina biškiant tos pusės, tai važiuoja. Tai rokas, kai atsisėdo autikė. Aš turiu per vidurį sėdėti, arba stovėti. Jo, nes tada visas autikas ant jėno šono, o taip važiuoja. Karočią, kai varai su 14 klipšis, visi žmonės toj pusėje susėdė 20-30 snukių. Ir rokas vienoje pusėje sėdė ir vis tiek autikas taip, kur važiuoja roko pusę. Tai ko tu galvoji? Autobusai yra priežastis, kodėl jie taip lėtai važiuoja, nes aš ten stoviu. Aš žinau, kas tau dar nestovi. Žinai, kodėl yra priežastis, kodėl autobusai lėtai važiuoja. Nes supistas Rokas Radzevičius su savo Vespa važiuoja autobusų jos, tai... Seniai tave Vespa jie kurvo viską pragyveno, seniai daugiau mačias negu Vietname, nahui. Jo. Tiesiog užsikūrė, anksčiau tipo net nežinodavau, kad reikia dar palaukti, sušiltų biškį motoras, nu aš biškį toksai prispėdėlininkas. Mes visi žinom. Ir tipo, aš realiai tik užsikurdavau, net nedodavau pakaitinti iš karto važiuodavau. Tai duodamas. Aš žinau. Nes tu save laikai, ne? Nes, žinai, bet pasikeičiau. Dabar ne iš karto važiuoju po minutės važiuoju. Duod pašilti. Gerai, kalbant, nahui. Dabar, blėt, ką per gimtadienį tu veiksi? Nu vis tiek mano gimtadienis jau realiai šią savaitę. Penktadienį, ne? Šį penktadienį, jo. Ir ką norėčiau daryti? Realiai, man geras gimtadienis skaitosi tada. Panos, alkas. Put. Šitą pakalbėsim vėliau. Dabar esame viešai. Kas man ir geras gimtadienis, ir draugai. Aišku, pradžiai tėvai pasveikino taip toliau, duoda šaibų, kaip visą laiką. Svarbiausia šaibas. Aš sakau, jeigu man draugas atvaro gimtadienį, aš jį pakviečiu, jis man neduoda jokios dovanos. Aš nafik metu. Ką tu mano gyvenime darai? Žiūrėk, prisimenu mano gimtadienį paskutinį, kuriam tu vai. Man tai nesiskaito, supranti? Man yra pasas, šį kartą mano tavo gimtadienį man yra pasas, aš kur galiu nieko neatnešti. Žinai kodėl? Žiūrėk. Nei tu man kažką atneši, aš gerai dėl to nepykau, bet aš dar kurvą už tave ir pirmin ir atgal mokėjau už boltą kurvą, už abudu. Nu ten visai kita istorija, žinok, jau ten kitas rytas. Ten jau tas rytas nebepriklauso tavo gimtadienį, pavyzdžiui. Bet vis tiek aš mokėjau. Ne, istorija tokia. Buvo jo gimtadienis. Mes atvarėm prie jūros, ne? Viskas normaliai, nogis maudėm beveik. Tiksliau, tu atvarėjai jau, kai visi išvarė. Nu taip, tas yra irgi tiesa, nes aš buvau bažnyčiai. Tada mano systrą pakabinti? Jo, bet čia, sakau, seniai, čia jau 100 metų atgal, bet kodėl aš atvažiavau vėliau, nes aš buvau bažnyčiai. Taip, aš buvau bažnyčiai. Žinai, aš iš dalies suprantu. Ir ne Klaipėdai, o Gargžduose. Žinai, aš iš dalies suprantu, kad esi tavo systrą bandė kabinti. Tu žinai, tu esi tokio gyvenimo padėti, kad žinai, vienintelis Rokas galėtų tavo systrą išgelbėti iš šitos padėties, nahui. Gerai, Rokas bent jau turi dabar paną, blėt. Ne, kaip tu Dominikai. Jis paną turi. Bet seniai, man atrodo, čia vienintelė pano galėtų būti tik tai žolės gabaliukas, nahui. Vėl žolės. Nu ką žinau, nu tipo sakau, mano gimtadienis aš norėčiau būti, kad būtų va šašlykinė. Šašlai, taip toliau, žinai, kokia tas tendencija. Šašlykinė be šašlų. Šašlykinė be šašlų. Tiesiog šašlykinė, tiesiog perkūnė. Tiesiog ką žinau. Esi ant artiolas, kur pirmą kartą ugnę pradės Ne, nu tipo, aš esu valgęs žalią šašlą. Visai skaniai realiai. Bet kur tu man priminė? Aš žinau, kokį tu dar dalyką žalią valgai. Ne, bet tau nėra, Dominykai, tau nėra Rokas tokį vaibą neša, kur tipo toks protingas moksliukas, ne moksliukas, bet toks protingas, turtingas, su biškį neandertiolo vaibu. Man žinai, toks, kur tipo turėjo vaikystėj. Viską, ką tu išvardinai, atim žodį protingas. Kur tipo, tai aš nesakiau protingas, aš pataitimau, bet tipo, kur jis toksai atrodė, kad vaikystėj turėjo galimybę eiti į privatų darželį ir į privačią mokyklą, bet jokio nėra.
Sene, žinai, ką aš tau galiu pasakyti? Pataikyk. Jisai, man atrodo, kaip žmogus, kuris galėtų būti influenceriu, bet tikrai neprotingo nahui. Aš tiesiog žinau, kad jisai yra, žinai, toks turtingas, ne tai kaip tu, bet, ta prasme, jis yra toks kaip turtingas, debilas, bet smogus nahui. Nu ką žinau, atim žodį smagu, jau realiai turim Victoria Seal. Nu ką žinau. Tai tipo... Nesada. Bet tipo ką jau, aš tu turiu vieną minusą. Tu labai be kepurės. Seniai, jau pusė podcast'o sugadinta, nes tu be kepurės, seniai. Va, realiai, nes tipo, aš kai atėjau, Dėmesio prapasajau. aš kai atėjau čia, aš pamačiau Kajų be kepurės, man buvo keista. Nes aš Kajus, nu, tipo, kiek kartų per gyvenimą esu matęs su kepurė, aš jau būčiau jau seniausiai gavęs. Žinau, aš jį matau be kepurės. Man atrodo, kad aš tai, kad tiesiog prarasiu gamer get. Rokai, tu vis tiek nebūtum gavęs, nes tu nepamiršk, ką tu prie panų darai, ką tu prie savo panos darai, bet. Kur tipo, Rokas, tu įsivaizduok, Rokas su savo pana nėra dar mėnesio, ne? Jo. Ir jisai, kur jau prie jos nahui šaibas įveina nahui, pisa. Neįveinu, tu čia labai jau baisiai sakai. Nu šalia jos. Ir dar tai supranti, dar tai... Dar tą, kur patrauk pirštą, ne, kurva. Jo, šitas irgi buvo. Vertas. Bet tipo, ką žinau, nu čia yra realiai kame prikolas, nu aš toks žmogus esu. Aš supranti, aš mėgstu, sakau, aš kai sakau, mes būnam... Kur tipo vakar mes buvom pas Amelę, bet ir Rokas irgi atvarė su manim kartu. Ir tipo, Markė, aš ten visi... Ir Rokas ramiai sėdi, žiūri. Ir tada mes, blėt, sėdim visi ramiai. Ir Rokas, kur toksai... Per visą hatą, kur tipo, blėt. Bet, sakyk, ką nori, nu, bet geras buvo. Blėt. Nu va, sakau aš tau. Ne, aš ne, tai negalim daryti prie panų, na. Nu, tipo... Tu darytum taip? Taip. Va, matai, mano va, vienas jau normalus. Šitu esi nenormalus. Gerai, Ką aš žinau. žinau iš kameros. Nes, tipo, aš kaip, pavyzdžiui, būnu, sakau, su draugais, ne? Nu, tu įskaitant. Aš ką labai mėgstu daryti šaibų kontestą. Kas geresnė šaibą? Tu dabar esi šaibą, žodžiu, na. Aš dabar apie savo. Tas tai ramu žiūri, tu jį žiūrėk. Lemba, nu, ką žinau. Šaibas normalus dalykas, gal kiauliška, bet sveika. Gerai, man geriau paaiškink vieną dalyką. Kodėl kiekvieną kartą, kai mes susitinkam, vis naują kartą, tu visai juodesnis tampi nahui. Realiai. Vis kiekvieną kartą, kiekvieną dieną. Labai, mes vakar rimpo bensą važiavam gale, blėt, išjungė šviesas, nebesimato, užmerkė akis iš viso, kurva, šešėlis, blėt. Sene, žiūrėk, tarkim, aš tave mačiau prieš prieš mėnesį plus minus. Tu buvai kurva, nu, baltesnis biškė, ne toks odos. Dabar, blėt, pamačiau tave biškį anksčiau, jau ten per nuotraukas galvoju, nu gerai, gal biškį įdegė. Dabar aš tave matau, aš galvoju, blėt, iš kokios tu Prancūzijos kurva atvykęs. Top 10 klausimų, kurie mokslininkai negali atsakyti iki šiol. Kodėl jo rokas tampa juodesnis? Nežinau. Man patinka būti juodam, bet minusas vienintelis, aš turiu eiti. Sene, tu pasižiūrėk, blėt, į save. Tu čia visas, net į kamerą, bro. Visas, blėt, jodas. Jis mato, kur? Ir tada atidaryk delną, sene, baltas delnas. Bet tipo, kuris juodas, bet bibis tokio pat dydžio kaip baltoodžio. Kur tipo nėra to pliuso, vienintelio. Sene, Žinai, žinai, koks yra dalykas pasi bibis dydžio kaip pasizieti. Čia dar blogiau. Aš kur tu žinai. Motėjas pasakoja, jis ten, žinom, labai lovai mėsti publiką. Be, man atrodo, jeigu Beatričė žiūri, Rokas tas rytinas su Matėjom. Sorry, Beatričė, sorry. Jam patinka dešriukai. Jam patinka maži berniukai, kurie ką visą dieną daro su visą Luizą važinėjęs ir fleksina. Jo, ir važiuoja tik jam 5. 7 zonai. 7 zonai. Tai man yra tekę važiuoti. Ir pasiteisinimas bandau popkornus padaryti. Realiai? Jo, toksai pasiteisinimas yra bandau popkornus padaryti. Bandau padaryti, kad dūdą šaudytis, man taip karočiai kiekvieną kartą pasiaiškino, kaip jisai, blėt, 9 zonai, blėt, kem 5 važiavo. Su Levinčiu išmetimu bando popkornus padaryti. Taip, ir jisai tik tai būna toksai, karočiai važiuoja ir kaip Rokas karočiai, kaip patam iš pirto. Viskas, nu.
Bet tipo, kalbam prie tų mocų, kada tu kurva savo vairą sutvarkysi. Tipo, dabar sakai, važiuoji, viskas atvariai, tyliai atvažiavai su dabar killeriu, kaip suprantu, nes negirdėjau už pusę miesto. Bet, tipo, susitvarkiai ir tada vėl šiandien kurva. Nu, šinimus kažkur leidži. Aš dar atsimenu, prieš 2 savaitės, aš kai jį pamačiau, jisai dar tik vožtuvus susitvarkė, jau spėjo kažkas jam atsitikti. Ne, jam viskas gerai, su toks pat, kai tik vožtuvus susitvarkiau, tik tai, kad biškį antifrizas leis. Ir kai aš turiu menį biškį, tai nepojano. Tas biškį yra pasilitrais, kur tipo pavažiuoja nuo Senamiesčio iki Akropolio, kas nežino, Klaipėdoj nuo Senamiesčio iki Akropolio yra 500 metrų. Į vienas radiatorius antifrizas dingsta. 100 ml plus minus. Nu, ką aš žinau, Kokias per mokėkis. pamatysiu tą kankelį, žinosi, kad Dominykas. Žinai, kame yra esmė. Taip mane stumi, kai tu pats nacho nichoje nevairuoja. O šitas dar teisę neturi. Moci gali ir be teisų, žinai. Nu jo, Jo. faktas. Bet po to kitą dieną nacho mes turėsime va tokį dalyką garačią. Jaunuolis su motociklu nusižudė, įsitrenkdamas į medį ant 120 km/h greitį 60 zonai. Čia aš. Žiūrėk, matai, Rokas neįstrengtų, nes jeigu jis įstrengtų medis nupistų, o ne Rokas susipistų. Žinai. Nes seniai, jeigu jis įsipistų medį, aš kur negalėčiau nacho atskirti jį nuo medžio. Ir šitą galvočiau, kad ant šaka nukrito. Kokio tu dydžio šakas, jis man tokio dydžio, bet... Tai seniai jis istorikų pažalas, nacho, jau kokiam šakam. Ne, tipo, įsivaizduoju, kad aš turiu mocą, aš važiuoju, pavyzdžiui, iki Menargė. Ir aš važiuoju kokią 100 namą, ne, nors zona atsakau pem yra. Matau tiesiai autobusas, jis pasitraukė. Nors vien eisme, juosta. Jis man pasitraukė. Pasitrauktų, nes jis gašė durvo. Arba žinai, aš būčiau pirmas žmogus, kuris pravažiuotų po autobusu. Su mocą, įsivaizduoju. Ble, matai, nelabai... Seniai, tu biškai virš autobusą pravažiuotum. Jo, tu kiaurai autobusą turėtum važiuoti su savo dydžiu, ble. Kol šalmas yra ant galvos, viskas tvarkoja. Jeigu tu galvoji, tu padarytum kaip per Fast and Furious, nahu, kad tenais per šoną taip praslysim, tai žinok, tu taip bandytum padaryti, užkabintum visą priekabą su savim nusitemptum. Rokai, tu man geriau pasakyk. Vat ką, ne, tu man pasakyk. Žiūrėk, tu sakai, kad kaip aš galėčiau neatkirti medžio, tu pasižiūrėk į plaukai kaip lapai, nahoj. Pats jisai kurva juodas kaip medis. Apie ką mes šnekam, seniai, jisai atrodytų kaip puikiai, nahoj, tiesiog, blėt, pušis, nahoj, ir apie ką mes šnekam. Pušis. Gal pušis. Pušies lapai žali. Nu, rudina. O čia tai irgi neblogas variantas. Įleis šuniuką, nu, pasisveikina tegu ant kameros. Tai gal ir neįlesis į kameros valgyti. Nu, karočią, čia bus. Bet pavyzdžiui, žiūrėk, Dominikai, kalbant Nėra, apie bondas panas... jisai nenori. Jo. Nu, pavyzdžiui, Bondas, ne bongas, jeigu ką, blėt. bongas. Kaip jūs visi bongas, nahui. Ateik bongai, blėt, parūkyti užsimanę bokurį. Ką aš žinau? Nu, šitas, kas Jam nežino, tiktų. šitas, kas nežino, buvęs narkomanas. Tu mane taip nežiūrėk. Kas mane, blėt, vežė? Šitas, kas nežino, buvo nevykęs skaiteris. Ne, aš... Kas aš esu? Nevykęs skaiteris. Ai. Bet žiūrėk, Dominikai, kada tu panas surasi? Jo, čia dabar jums... Nes aš kiek tave pažįstu, aš nesu matęs ten... Čia tipo dabar jau kaip beje, kubet kada tu panas susirasi, bet dabar, žiūrėk, aš dabar tau parodysiu keletą variantų įžymių moterų ir tu sakyk, imtum ar neimtum. Ten atsakymas būtų 100 Roko, nahoj. Ir tada... Aš pasakysiu, Bet tada tu tipo, bet tu imtum ar neimtum ir tu pasiemi vieną ir tada kai tą pasiemi, tada tavo aš kitą parodo ir tada ar lieki su tą ar tą ėmė. Supratai? Esmė. žiūrėk, Tipo. aš tau žiūrėk padarysiu, dabar žiūrėk, mes su Kaimu tau išrinksim 5 moteris ir tu išsirinksi, kurią imtum. Eik į Tinderį geriau ieškot, nahoj, man nereikia ten kročio kažkaip tai 35 metų. Palauk, tu nežiūrėk. Gerai. Pirmas yra žmogus gan žinomas Lietuvoje. Taigi... Gerai. Viktorija Sygiaus.
Pradžiai įsižiūrėk ją gerai ir nuo 1 iki 10. Blet 7, nedaugiau nahui. Tai imtum šitą dabar. Na dar pokoj. Jo, tavariai. Gerai. Naujas rekordas. Gerai, dabar. Seniai geriau nei nieko nahui. Dabar antras žmogus, čia yra labai suktas klausimas. Net suktas, bet suktas pavyzdys. Ne kas kitas, o Inga Valinskienė. Dabar įsižiūrėk. Čia yra labai suktas. 5 iš 10 nahui, nedaugiau nahui, tai neimčiau. Tai pasilėki susijau. Jo, jau geriau taip nahui. Tu Gerai, pasižiūrėk, pasilėki jie susijau. atrodo lyg jie, blet, po mėnesio, jau kur atrodo kaip peliamas nahui, tiesiog nes į per seną bus, blet. Gerai, dabar Mes biški, labai matomus mes tu dabar formom. biški rinkom tokias biški tavo gal per senas, dabar biški tavo amžius arčiau. Biški, arčiau tavo amžius. Gerda, vėliau skaitė. Blet. O man laikyti tą faktą, blet, kad į čiulpę gal kokie 50 bibino per savo gyvenimą ir tiesiog plaukti. Pohai, Taip tiesiog. Tiesiog pamiršk. Ble, jeigu be to fakto, Tai tai čia prieš yra. Čia kai atsikėlė iš lovos tokį matysi vaizdą. Saurus Denis. Čia, vat, jinai taip atrodo tik po 3 kg špaklius. Ble, geriau susigėlė, jau greičiau žinok. Gerai. Sygiau. Toliau sygiau. Žinok, aš iš tų visų 3 Inga Valinskienė, nesvarbu kas. Ar šitą somą Rėja radęs Andrei man Inga Valinskienė? Nežinau. Seniai tavo bet kokią, blet, middle age. Nesupranti, jinai šiais arba kitais metais turi varyti į Miss Universe. Jinai laimėtų mums Lietuvai pirmą vietą. Kodėl jinai nevaro, nes nori palikti dar prizų kitom šalim. Aš tau sakau. Inga Valinskienė tai yra wow, kosmosas. Kadangi tu visada problemose, tai gal su problema ir norėsi būti. Rodo problemą. Ką tu čia man rodai, seniai? Gal ir problema. Ačiū, nereikia. Tai pasidėk įsisigilą, nes šitavo paskutinis yra. Seniai, tu Gerai. turtas, jie atrodo kaip iš pušų, karočią, jie atrodo kaip Čihuahua žmogaus versija. Na, čia yra neblogas dalykas. Pasilieka su Ką tu čia vaikutė žiūri kažkokią ką? Viską taigi panai perdusim. Gerai, čia. Tai kada? Išlaikysi šiandien galvoju? Ne, neišlaikysi. Pasisakyk savo kaip nori. Aš sakau 100%, kad neišlaikysiu. Tai nafai tu ten varai tada. Geras klausimas. Dėl malonumo. Ne, dėl malonumo, kad tiesiog su mocu prasivažiuoti. Ai, žinai. Tiesiog pasijausti bent kažkiek tai reikalinga. Tipo moki 400 pražiavimų, kad pasivažinėt su mocu. Kur tipo tu gali su mocu pasivažinėt. Ne, supranti, aš nusipirkau moto aprangą, aš ją noriu naudoti. Ant pravažiavimų. Aš žinau, kad neišlaikysi, bet nu ką aš žinau. Tai tipo ant pravažiavimų panaudosi tą aprangą ir tada po to važiuosi tiesiog pamaikė šautukas, va taip kaip Doras Sainis, ne? Nu nes kaip Su havaiškas. Su havaiškais. Havaiškas. Aš specialiai rokiu dar šiandien pasakiau, kad nesidėtų havaiškų mašinuko. Kur Ir tipo, aš vos nebos. Aš žinau, kad pas tave bus nors viena juoda, blet, dalis aprangoji. Gal visas juodas, galvom, kad visas juodas. Nu, realiai. O tu šiandien mus žinok nustebinai, nafai. Nes Savo reikia firminės kepurės. Nes savo Ja, firminės. ir su savo lydinė jos ant pirštom. Nelaik pleistris, žinok, nelaik pleistris. No. Dėl to tu suglėjai su lipnė jos tam. Jo, o tai ką daryti? Kaip tu darytum, blet? Co aš? Niekaip aš nedaryčiau, aš tiesiog paličiu tegul iš kraujo jos, nahu, man tas pirštas. O, kai dar kitus turiu. Balsas. Aš tau. Ne, bet, nu, visai neblogas. Ne, ne. Bet, tipo, ką jūs manot apie dabartinius pirtininkus? Geras klausimas. Aš sakyčiau, kad jie per daug kokaino. Aš irgi taip sakyčiau. Nepamiršk, kad tu buvai pirtininkas, Rokai. Nu, bet aš su Vespu, aš taip nekojainindavau. Vespus yra italai, suprantate, jie tokie, nu, tipo, Jie tokie, nu, Jie supranti, kitam lygiai. su jais nėra įmanoma įsivaizduoti, su jais yra Va, ką jau, atsiprašyti. pagaliau tau radom kažką tai geriau negu tavo tas sulūžusi kamera iš kaimų. Jo, kas nežinojo dabar, blet, mes turėjome filmuoti, dar viena turėjo būti kamera, trečia. Ir jinai paskutinę sekundę viskas ok veikia, viskas zaibys, blet, viską patikrinau garsą, viską.
ir paskutinę sekundę įdedu kartelę, nahui. Viskas. Nenori įsijungti, nenori, sako, aš nenoriu Roko snukio pamatyti. Bet tipo įsijungia, kai Dominikas Janas buvo dar Rokui netvarant, nes Rokas kaip tikra kurvo žvaigždė, kaip tikra, blėt, įžymybė, blėt, atvaro. Mes varom su Dominiku jau čia nuo 8, blėt, ne? Nuo 8. Pusė 9. Nuo pusės 9. Nuo pusės 9 viską pahaninam, darom. Rokas. Aš po 8:20 atsikėliau iš lovos tik tais. Prieš kiek čia? 9 pam atvažiavo. Kažkurio, dabar pusė 11, tai apie 9 pam atvažiavo. 9 pam atvarė, savo ramybę atsėdo ir dar kurvo turėjo visą savo norą ir blė, dar į lovą ir toliau pradėjo mėgoti. Aš pasakiau, kad einu pašyk. Jo, bet aš tave kurvo dablėt, netu lygę. Jo. Aš galvoju, kad tai užžyks ant lovos kurvo. Aš tiesiog su Roku, blėt, nieko nežinosi. Aš tiesiog atsiguliu ir aš buvau tokiai fazėje, kur tipo tu mėgi, bet tu nemėgi. Aš nežinau kaip pasakyti, kai tu mėgi, bet tu viską girdi ir jauti. Karočią autisto fazai. Autisto fazė. Tebūnė taip pasakom. Kur tipo? Aš tiesiog taip atsiguliu į lovą, taip užmerkiu akis ir pradedu galvoti į vieną temą. Kur apie prisiminimus irgi, žinai. Tai tipo ir taip lemba. Bet man dabar, blėt, įdomu pasidarė, aš norėčiau pamatyti Dominiką, blėt, girtą, nes aš gyvenime nesu dar matęs, kiek aš jį pažįstu. Aš Roką esu matęs. Ačiū, mane daugiau esi matęs. Aš esu tave matęs ir... Žinai, jeigu aš girtas būčiau, tu mane neklaipėda rastum. Tai aš greičiausiai būčiau kažkur prie Jonavos sėdėsiu, ten nežinau, prie medelio ir svajosiu, kad aš turėčiau dabar paną prie savus ir karočią, kad galėčiau jam pasimti ant galo emociją ir tada kažkur įskristi medų. Visi, kas dabar žiūri, visos panos, kurie žiūri, parašykit Dominikui, papačia bus jo Instagramas, paprašykit numerio, nes Nerašykit, todėl kad čia yra visiškas gėdos parodė, čia tiesiog gėda daromas dabar. Bet panos, nepamirškit, mes dalinsimės. Jūs dalinsite su manim, Dominiku. Parašykit Dominiku, parašykit. Jo. O ką nerašykite žylos? Jo, aš jau per senas visiems. Jaučiu visi, kas čia žiūri, jiems yra mažiau negu 16 ir blėt, aš jiems esu ženkliai per senas. Nors Dominikas čia vyriausias, blėt. Aš tau sakyčiau, kai tik amžius. Žiūrėkit. 11, 12, gal ir 9 metai tau gerai. Rašykit Dominikui, bet rašykit tik 12 metų. 12 metų. Dominikui. Koks 12 metų? Tipo, gal yra įmanoma, kad jau šiais laikais 12 metės žiūri tokius dalykus, bet aš kai buvau 12 metų, pavyzdžiui, asmeniškai. Aš varydavau pas močiutę žiūrėti, pavyzdžiui, kokį Cartoon Network, pasiimdavau bandelių ir enjoy gerdavau. Ble, jo, dabar po miestą su veikpukai. O taip, einu žiūri 10 metų. Ir su tais jo. Bet tipo, vakar, įsivaizduok, vakar, tipo, aš sėdžiu su Amelė dar Markė, kol tavęs laukia mane. Ir žinai, Ruslaną, ne? Jo. Žinai, 10 metų, ne? No. Ir aš tipo, žiūriu, einu, jau šaika, ble, prie kitos jo panos, ne, ble. Eina ir matau Ruslaną su savo draugeliu iš galo parbėga tokio ūgio, literaliai tokio ūgio, kur tipo... jis kurs metras kem. Metras ramblė. Ir kur tipo parbėga ir tipo, tai panai nahui, vieną per žopą, antrą per žopą, trečią per žopą ir tada tipo, tarsi, o kiek tu pisai 4? Ai, tu duok man dar vieną ir dar, ble, 4, kad lygiai būtų. Ir kur tipo 10 metų, taip, kai aš kurvo 10 nežinau ką aš darydavau, aš ant supinių pas mučytą kiemę sudausi. Aš 10 metų eidavau kuo toliau nuo mergų, aš bijodavau jų. Aš nežinau, kas yra tokias dalykas, kaip merga, bet aš galvoju, kad mes visi dybus nahui turim. Aš 10 metų, blėt, žiūrėdavau Gold Digger prankus nahui. Ne, vasaras. Aš būdamas 10 metų nežinodavau, kodėl mano penis taip mėgsta. Aš tipo Maršą Medvydą žiūrėdavau, blėt, 10. O jo. Aš žiūrėdavau Twerk Compilations. Ne, gerai. Dominikas yra kita išimtis, aš nežinau, aš jau Maršą. Dominikas savotiškai. Tu irgi Maršą ir Medvydą dar, pagadį jaučiu. O jo, Čeburaška. Jo. Nu, žodžiu, visas Krokodilas. Nu, tas pats, čia, nu, žodžiu. Nu, bet taip, o Dominikas, gerai. Dominikas jau arčiau šitų laikų, blė. Dominikas naujamariškai gyvenam, aš ir tu gal į senamarišką pusę. Bet tipo, aš ir matau, kaip trenkia per tą žopą ir po to nueina ir veipukas savo tai straku, kur tipo jų veipas, kur va tokia didžia, kur už galvo yra didesnis, bet kur ten va taip. Po telefono didžio, eik, nefik. Bet ir tam esmė šiais laikais. Kokį sau plaudą, senį.
Nu, tipo, jisai 18 nesulauks, jam tik 10 metų ir jis Kur tipo aš galėčiau jį pasimdyti per savo konsą, va dabar, kur vyks savaitgalį, ir geresnė būtų dūmo mašina negu ta profesionali, na, kai tiesiog galėtų... Mes visai atsiprašom dėl kavos rauklių. Ne, nu, bet tiesiog, aš nebesuprantu, man tiesiog jau gaila žiūrėti, kaip ten, tipo, 11-mečiai, 12-mečiai veipina ir viską. Yra tokia istorija, aš čia prieš porą metų buvau prie ežero ir, tipo, grinai 7 metų vaikas, nu, max 7 metų ir jisai bendrauja su savo amžiaus, jis realiai yra kaip Ruslano ūgio vatogio, metras kem, ką žinau. Ir jisai su savo amžio, nu, su savo amžiu bendrauja, kur tam tik išmoko vaikščiai, žinai. Ir žodžiu, kur net skaityti dar mokinasi. Bišas ateina, mes taip, žinai, jau išlipom iš ežero. Marlboro raudona. Ir taip, jisai 7 metų jis jau rūko taip, profesionaliai. Lyg jisai... Tu tai nemoki rūkyti. Ne, kur tu dar taip... Kaip parūkiai, blėt, vis tiek būna to. Ne, nu, aš nesakau, kad aš irgi dūsuoju, nu, aš esu bandęs, bet tipo, supranti. Bet tipo, jisai rūko taip, lyg jisai 2 pakus į dieną surūko. Man jis taip rūko, nors, blėt, iš kur pasitikti. Bet jisai realiai, jisai taip gerai paėmė, ta prasme, taip grinai, lyg surūkytų jau visą savo gyvenimą. Taip paėmė ir taip dar taip, žinai, sustyliu. Bet tipo, jie... Bet 7 metai, what the fuck. Šį podcastą labai daug paslapčių sužinosim apie kai kurios žmonės. Bet tipo dar ahujel yra tie šalkiniai, tipo, jūs atsimenat, iki 4 klasės, ką jūs darydavot, kai praeidavot pro 8-toką? Bijodavau žiauriai. Ką, jūs nulenkė galvą įdavot? Aš suprantu, aš 4-tokas buvau, aš bijodavau 5-tokų, 6-tokų. Su Dominiko charakteriu, kur, tipo, jisai jaučiu ir 1 klasė jau buvo tas pats. Jisai, man atrodo, užėlė tą trendą, kur, tipo, 1-okai, 8-tokam, 9-tokam. Agir, nori galvą pizdyti, turi skėčiau užpildyti. Kur, tipo, aš einu damį savo ramiai. Aš 4 klasėje tokių žodžių nežinodavau, aš bijodavau 5-tokų. Kur, tipo, viskas gražiai, aš einu ir, tipo, man prieina vaikas, bet, nu, grinai gal 2-okas, 3-okas. A turi išpildyti. O jeigu randu. Aš toks, ką na, blėt, aš tave taip, bet laikysiu ir ką tu man, blėt, aš tave va taip, laikysiu, Ne, nu tiesiog, supranti, aš tipo nieko nedaryčiau. Tiesiog aš sakyčiau, eik ir viskas. Sakau, nu, tu 1 klasė, nahui, tu praeidavai pro 8-tokus, tai nulenktas galvą, tai su... Tai va tas pats situacija, ta pati situacija buvo, nu ne ta pati, bet panašiai. Mes kai varėm prie karjero, ne, čia užstengiu. Tipo, ten varė ten karką, taip toliau, ten keli tie bičiai. Mes einam ir žiūriu kažkokie 3 vaikai, irgi kokie 7-8 metų max. Nu, sakyk. Ir žodžiu, tipo, jie važiuoja su dviračiu. Ir žodžiu, tipo... ir aš, tipo, buvau nusipirkęs tą, žinai, tą, tipo, meksikietišką sultis Haritos, kaip tai. Nusipirkau tą, aš taip atsigeriu. Jie visi taip žiūri mane. Agirdė, ką tu, alkoholikas? Ir kame reikalas, kad už 5 metrų jų tėvai, aš jau realiai norėjau eiti skūstis, nu, tipo, aš ne kaziolas, nu, bet, nu, what the fuck. Nu, aš, tipo, 7 metų ką darydavau. Aš, tipo, man atrodo, žinok, jeigu jau tokie vaikai, jeigu tu būtum nuėjęs pas tos tėvas, tol tas tėvas būtų pisęs į galvą, sakęs, ką tu čia chimėlini, ką nori, tą sako, blėt. Jaučiu, taip ir būtų. Nerūsi, kurva gyveni. Man atrodo, susėda tiesiog atidaryti vieną lausį, sakytų, pisnikai žino. Man atrodo, sakytų, imk alkoholikas, bet pis nahui. Pagailėsiu iš to. Duodu parama gyvenimui. Ne, nu, bet tipo, what the fuck, 7 metų ir taip jau vaikai elgėsi. Aš sakau, aš bijau, kad, nu, ne tai, kad bijau, nu, tiesiog nenugyvens. Nenugyvens gyvenimą normaliai. Nes užsilenks 20 maksimum. Ne, 20. Nu, 19. 18. 18. Nu, blėt, kur dabar vaikai net yra tokie addicted, nu, tipo, nesakau, kad aš nesu, nu, tipo, ką tu darai dabar atskėlęs kiekvieną rytą, aišku, telefoną pasižiūrė, esi addicted prie to telefono, aišku. O, jo. Tu kiekvieną rytą atsikeli, pasižiūrė telefoną, viską. Blėt, šiais laikais vaikai, nahui, atsikeli, ne tai, kad telefoną, pirmas dalykas, ne, kur mes padarom. Jie, blėt. Veipukus. Pirmas dalykas, kurio net... Ir čia jau yra normalu, tik atsikeli, net smegenys neprasibūdusios, organizmas dar tik bundasi. Iškart veipukas į ranką, davai, jo. Iš karto, blėt. Apšildom viską, davai, dūmais, plaučius, davai. Plaučius atnaujinam driverius. Jaučiu, kai kurie iš jų, blėt, jau, tipo, net nebegali oro, kaip pat jie įtraukia oro. Aš sakau,
Seniai, kai kuriems vaikais dabar vaipukas yra, kaip žinai, tas kvepavimo šūdas. Nu jo, jie tiesiog... Nuo asmos. Jie be oro negali. Čia jų dabartinis inhaliatorius yra. Jie oro skonio nepakenčia. Kurva, kaip jau yra vaikai, kad išpizdė, kad vandens negali gerti, ten kolas viską, ne? Tai, blėt, kad vaipuką reikia būtinai skonis, nes nakai aš orą įtrauksiu, man pizda bus, aš užsilenksiu. Mes žinom, mums nereikia primint. Ne, bet kalbam ir apie selą, blėt, kur ten buvom užsiminę. Bus savaitgalį selo koncertas. Kur? Paskutinis jo koncertas. Kur? Kaip supras paskutinis? Vasaros estradai. Bet rokas toksai, kur kaip supras paskutinis koncertas, kur tipo čia nėra jo gal koksai 150 paskutinis koncertas, kur tipo jo kiekvienas koncertas Klaipėdoje yra paskutinis koncertas, ale. Kur tipo aš dar buvau 2.15 atsimenu, 2.14, kai dar buvo liktas dar atsimenu. Jis jau tada sakė, kad buvo beveik paskutinis koncertas jo. Jis mane nenustoja stebint selas, aš nesuprantu. Ant selo karsto bus to padoje parašyta paskutinis koncertas, na. Ir tada jis jau išlys. Ir tai nebus paskutinis, kurva. Aš įsivaizduoju dabar tiesiog video medžiagą, kur jį mentai sulaiko, paskutinis sulaikymas. Bet bairis tame, kad selas yra vienintelis žmogus, kuris turi Regitos nuolaidų kortelę. Ką tu išneki? Nes selo tiek... Eik tu nahui, kurva, ble, tipo... Regitra. Nes selo tiek kartų yra su jam ir tiek atkirtė teisų, kad jis tiek kartų ją laikas, kad jau Regitra išdavė nuolaidų kortelę. Tiesiog. Čia Rokas. Realiai pagrindai jaučiu ir Regitra įsilaiko iš selo. Ne iš valstybės, iš selo. Realiai, selas tiek yra... Gal biškai iš Matėjaus. Nu, Matėjus gali Ir greit iš Roko. Nu, iš manęs tai jo. Bus kad Rokas. Būsiu, aš žodžiu, žinai, jau ant to įrėmimo mūsų didžiausias sponsorius. Rokas Razevičius. Palaudo 500 eurų kiekvieną Bet dieną. man patiko Rokai. Tipo, žinai, Rokas, aš dar atsimeni pats kartu su manim buvai per Roko pirmą stand-upą, ne? Kur, tipo, aš galvojau, kad Rokas nervinas, tenais, jau, aš galvoju, matau, publikai eina galvoju, jis ten vemia kažkam, ten, žinai. Oi, ne, Kažką ten, tipo, kur, tipo, tenais jauduliukas, pasirodo, jis tiesiog ėjo pasidžiauti su Bidenu ir paveipinti, blėt. Aš tai nei tą biškį žiūrėjau, aš tiesiog pagalvojau, kad Rokas gal kokią gražią panelę pamatė, nes jis, blėt, pusė to stand-upą, žinok, su tokiu... Jo, jis įgrinai su to, tokį, ir jis dar taip, ir jis dar, žinai, ir jis dar taip, kaip toks, taip atstovėjo viso, taip. Na, taip. Jisai pamatė kažkokią gražią panelę, kročią jo tarp Ir klynas jis dar tą mikrofoną, Ką aš ten galėjau pamatyti, kad ten pusė žmonių vyresni negu mano tėvai. Ir jis dar, Aš žinau, žinai, kad čia tokia stato, ir žinai, dar čia stato tą savo mikrofoną, arba taip, va taip. Jo. Nu, aš tai tikrai nekalbėjau. O tu ten negalėjai, bet... Jisai ten stovi, jisai ten kažką tai sako ir žiūri į vieną tašką ir tada žiūri dar vienas dalykas žiūri į vieną tašką, tai aš jau supratau, kad jau rodo mums kažką tai. Aš taip pat žinau. Ne, nu, tipo... Aš galvoju, kad ten nuo jo tėvo, blėt, stovis. Ne, nu, tipo, pradžiai tas jaudulys, jo, žiauriai, jis buvo didelis, ypač per mano tą pirmąjį stand-upą, nes, nu, vis tiek pirmas Aš stand-upas. atėjau prie tavęs taip padariau, blėt. Aš visas šlapės buvau. Kurva, va taip, blėt, jau Indijai, blėt, pusę metų užteks to vandens. Nes tu supranti, nu, vis tiek bajerius kalbėti viešai čia yra, nu, sunku, nes, tipo, visą laiką tu galvoji, kad, ble, jie nežengs. Jie tiesiog sėdės ir tu pats visą žengsi, žinai. Bet kai, tipo, tu užlipi ant scenos, pasakai pirmą bajerį, jau žvengi, viso, Bet vis tiek, atpalaiduoji. juokingiausias dalykas buvo tavo pristatymas, kurį net tu pasakėjai. Jo. Tas, kad kurva, kad Roko tėvas yra patrulis, blėt. Tas irgi yra, jo. Kur tipo Roko... Ir suprantate, jau kai šitą pasako, aš jau negaliu, aš realiai jau daugiau negu pusę bajerių turiu atsimesti. Nesakysiu ir žinias. Kur taip žiūri į savo kartelės, taip pasižiūri savo tą lapą, toksai. Nahui šitą lapą, nahui šitą, iš 5 vienas liko. Ir taip pusę, taip su markeriu. Ir tą bajeriai turi kaip podcastą jaučiu skaldi tiesiog kokias 10 minučių. Visą savo tiesiog tą, žinai, sensą. Ne, nu, bet tiesiog, nu, tipo. Bet šiaip aš galvoju, kad bus pats nejuokingiausias bajeris tas, kur, tipo, kad norėjo Tautvydas įdėti tą smirdantis. Nežengi. Bet kur jis buvo pats juokingiausias, nes tiesiog visi atsisuko į Tautvydą. Net jeigu Tautvydą nebūtų, aš nežinau, ar būtų taip juokinga, nes... Žinok, veikia, nes kai antras stand-upas buvo Džonis ir Citrinos,
Rekomenduoju, labai geras restoranas, kur kultūros fabrikė. Už reklamą nemokėjo. Jau čia reklamą nemoka. Nesponsorinti. Nesponsorina. Džonai bet- Citinai. Prisimenat mane? Čia tas pats. Ir tipo, ten anksčiau buvo senesnė kavinė ir atsirado Džonis Citilinas. Nesponsorinas. Žodžiu. Cicinas. Cicinas. Džonis ir Cicinas. Ir tipo, buvo gerai. Ir mus tipo pakvietė ten stand-upint. Opa. Nesu girdėjęs, what the fuck, tipo bangų gatvė, ką, aš nesu matęs tos kavinės, pasirodo ten tipo... Raketa būdavo anksčiau. Ką? Ten raketa kažkaip būdavo. Jo. Ir tipo žiūriu, net nepastebėjau, kad ten naujai atsidarė, žinai. Ne, šiaip fainai, tikrai vidus fainas, kiek girdėjau maistas geras, nesponsorinam. Aš dabar turėsiu iškirpti šitą visą žalį ir tiesiog uždėti nesponsorinę. Ne, nu tipo, kiek girdėjau maistas ten ir geras, ten toksai gal amerikietiška lygtais. Žiūrėk, mums nemoka pinigų, tu tiesiog sakai savo vibes. Bet tipo, kai aš pasakiau Tautvydo tą bairį, žinai, kad tipo, ne, Kingsto, tas tavo bairį, žinai, čia, nu, žodžiu, atvarykit stand-upą, sužinosit. Ir realiai žmonės žvengia, nors ir Tautvydo nebuvo, nes aš, nu, tipo, žinai. Bet man reikingiausia dar tą pirmą kartą, kai pasakai, kad Tautvydas buvo apsirengęs kaip tas kugelis, bet, kur statybininkai pastato, žinai. Atsimeni, kaip Tautvydas visas oranžis kaip tas kugelis. Toksai, aš norėjau sakyti, va šitas kugelis. Aš norėjau sakyti, aš šitą tikrai gitrą esu matęs aikštelį. Tipo, aš šitą nupisau pirmą kartą. Bet tipo, ja, ne, realiai Tautvydas ant jaučiu vos neryškiausiai apsirengęs. Ir tipo jisai ne laiku ir ne vietoj. Kur tas iš galo šviesos, kur iš galo tau šviesos, kad tau nugarą apšviesų, žinai, ten backlightas, kaip čia va yra tas backlightas, ne, tau šviečia. Nu, Tautvydo tiesiog tau atsispindė, gal ir tu nahu jaučiu nieko nematai, dėl to net nebėjai, bet tiesiog pas jį maikė buvo tokia ryškiai. Kročią, žinau, nepatinka reklamos, man irgi nepatinka, bet biškai pabupai nepraskipink. Šį video remia Timo, apačioje bus linkas ir nauji vartotojai gauna per 24 valandas nemokamą pristatymą bet kur Europoje, Lietuvoje, kur tik nori, kad ir Amerikoje, kad ir Kanadai. O dar gauna 3% nuolaidą ir jeigu perki 7 dalykus arba daugiau, gauni 3 dalykus nemokamai, 3 blėt. Tai tu seniai, pagalvok, ką tu darai. Tai kročia, jeigu nori geresnės kokybės, daugiau kontento, tai gali mumis paremti ir paspausk apačioje linką. Na, parem. Na, paspaudai. Nu tai gerai, važiuojam toliau. Biškiai ryža. Kur tipo vienintelis dalykas, kas buvo ryškesnis už Tautvydą, to tėvo galvą. Čia, jo. Žinau, bet čia dar galima biški... Bet Singapūrė. Seniai už jį nėra šviesesnis. Nėra nei vienas žmogus, kuris būtų tamsesnis už jį. Bet jo tėvo matai kokie ryškiai spindinti galvą. Seniai, aš galvoju, kad Medvedis. Tu toksai, ui, na, aš. Ne, nu ką, žinau. Aš tokias galvas tik matau, žinai, kur bowlingė, man. Aš kai man buvo kokie 13 metų, aš turėjau mintį nusiskus pilnai plaukus, kad absoliučiai plaukų nebūtų. Dabar, aš nežinau. Aš tai nenoriu. Kitas patiesis laukus skusim galvą. Pradžiai kažkas pasponsorinkit, tada... Džonis ir Citrinas. Žiūrėkit. Džonis ir Citrinas, žinote, jums susidarė. sponsorinkit mus, prašau. Žiūrėk, susidarėm, kiek laikų turi būti, kad skustum galvą. Ne, žiūrėk, susidarėm taip. Jeigu bent mes gaunam vieną sponsorį, nesvarbu koks. Nu, tipo, svarbu, aiškus, kad official tai toliau normaliai būstinė, ne bet koks bičas, žinai, kur sponsorina, bet va, aš ten nupirkau vandens, prašom. Motiejus, pavyzdžiui, nu, tipo, ne. Turi būt normaliai oficialus sponsoris. Nu, fantazijas aš esu. Nu, tarkim, irgi šitas geriau nebūna, žinai. Rockstar Aš tada, jeigu mus kažkas sponsorina, aš nusiskutu galvą per kitas vidosas būtų, man skuto galvą. Fantazijos aš LT, čia jūsų numeris 1 pirkėjai. Gerai. Ne plikai, kaip tavo. Ne, pertrankau, pirmo numerį. Zona. Nu gerai, kaip pas mane. Kaip pas tavęs. Biškit trumpiau negu pas mane. Nu, panašiai. Žodžiu. O trečiam, jeigu gaunam 3 sponsorius kiaušam, kiaušas. Šiaip,
Aš manau, Bet turim čia gerą visą tai- sponsorių, tai būtų gal fantazijos.lt, tai yra, kad čia numeris 1 pirkėjas. Kiekvienas atveju rankos. Kur Jo. taip mes varom į Akropolį, pravarydami link Akropolio, kur yra ta pagrindinė gatvė, jis visada turi užsukti. Pakeliai yra fantazija, jis visada. Įeina, pasižiūrint, dažniausiai nieko neperka, bet... Bet ir va, fantazijos LT. Ta prasme, kodėl jūs tiek gauna daug užsakymų? Nes aš tiesiog perku viską iš kitų akauntų. Kur taip rokas, kur tiesiog bam, bam, bam. Bet man patinka... Pasižiūrėkite, kur yra vienodas adresas. Aš tiesiog ant prikolo, žinai, ką padaryčiau? Aš susidaryčiau feikinius akauntus ir kad parašyčiau šitų garsių žmonių Lietuvos vardus pavardės ir kaip jiem jausis. Vienas pranešimas. Edmundas Kučinskas užsisakė dildą. Kitas pranešimas. Šitas Inga Valinskienė. Tu galvoji, jie neužsisakinėja, ble. Jeigu tu galvoji... Antanas O Mažano nusipirko kam Valinskui dildo, nahui? Seniai, taigi jisai mėgsta būti nudistų pležė nuogas. Ko tu nori? Bet tipo, kur tipo tu galvoji, tie žymų žmonės neužsisakinėja, ble. Tu pažiūrėk į Katlerį. Kur Katleris jaučiu per podcastą savo vėl... Aš bijau apie Katlerį pagalvot, ką jis ten gali užsisakyti. Taigi jis yra numeris vienas sponsorina šitas fantazijos. Kur tipo jaučiu Katleris, ble, per savo tą podcastą su vėl tą patys nahu, jis įsėdė su tom, iš tos reklamos tom keliam, kur vašyna plika, ble, ir kojas plikos. Kur uodega, žinai, tas būtų blogas. Ir kurva dar jaučiu tenais papačia padėtas, kad kurva stonkai, ble, pistų su tą rykštą, nahu, per galą, jeigu kažką netai pasako. Aš man rodos, ne dėl to, kad kažką netai pasako, tiesiog iš malonumo, ble. Ai, to malonu lūkti žmonės. Nu, bet taip romantiškai. Dominikų malonu sutavotis iš žmonių, kurva. Ne, bet žiūrėk, mane... Aš iš tavęs geriau nesipizdavosiu, nes jau ir taip nuobostus gyvenimas. Aš nepamiršiu niekada gyvenime šito fenomeno. Kai vyko auksiniai svogūnai, žinot, čia birželio, oi, valandžio Aš pradžioje. dar stavim norėjau varyti. Jo. Ir tipo, jau į pabaigą eina ir metų, ten per kiekvienus auksinius svogūnus vyksta metų Petras Gražulis. Kokie nominantai? Petras Gražulis. Petras Gražulis įėjo į sceną, visi ploja, tai wow, bravo, bravo, taip toliau. Ką jam padovanojo? Spėk. Fantazijos LT. Ir ten 2 dėžės, pilnas 2 dėžės, ten jaučiu kokie vibratoriai visokiausi yra. Aš neįsivaizduoju, kaip jis, pavyzdžiui, grįžta namo, tarkim, žmona laukia jo namie, jisai su Fantazijos LT grįžta. Gerai, mes jau žinom, ko tu nori gimtadienį, mums aišku priminti nebereikia, bet, žinai. Gerai. Ne, nu, bet tiesiog tam ir yra prikolas. Petras Gražulis gauna Fantazijos LT dovanų. Neremia. Jo, tų dovanų, kur tu svajoji gauti per savo gimtadienį, tai dabar tu mums tik apie tai ir Bet šnekėjai. man patinka, jūs esame į fantazijos.lt svetainę. Jo. Esame ir žinot, kur tipo išmeta tas pats pirmas, ar jums yra 18. Ir taip, nu, visi paspaudžia, aišku, taip, kad ir 5 metais vaikas paspaudžia, taip, ne? Bet jūs esate paspaudę, ne? Esu pabandymai. Išmetė iš website. Bet tipo, aš nesuprantu, kas čia yra. Nu, tipo, ką žinau, nu, Fantazijos LT, pavyzdžiui. Nu, Žiūrėk, vibratoriai. Sponsor dar. žiūrėk. Nu, ne. Tuomet truputėlį kita dar 4 metus. Man patinka tokie žmonės, man patinka. Ir vis tiek toliau metą gauti iš 10% nuolaidų. Ir 14 žinų. Bet, tipo, ką žinau, čia tiesiog gal jaučiu koks įstatymas, kuris reikalauja, pavyzdžiui, tu parduodi N18 dalykus ir, tipo, tu turi to patvirtinimo, žinai. Taip, aišku. Na, bet jisai realiai toksai bevertis yra. Ar tau 5, ar tau 10, ar tau Bet tu 6, ar tau... nesipirkęs, tu nežinai, ar tam prašo, gal tam kaip per spideką prašo nufotkinti, tai visą. Nu, bet gerai, nu, bet tai tada, kai užsakai, nu gal. Bet vis tiek, kai įeini į website, kam tą iš viso dėt, man yra 18. Tu nepamatysi naujos blokus. Nu, tipo, yra Pamatysi tas... naujo Katlerį su šiknu. Tai dėl to ten ir eina. Dėl to rokas ten ir rankasi, bet. Tai sakau, kodėl pas mane Google Chromas yra clean, o tik tais Fantazijos LT, nes aš ten naujo Katlerį matau. Kur tipo, žinai, kur pas mane, bet aš įsivaizduoju, pas mane, kur yra ten Rusija, ne? Tai pas tave ir pas tave, nu tai gerai. Pasakyk pas tave. Yra visokie įrankiai taip toliau, ne? Pas ką jaučiu, Rusija yra. Tiesiog, kad darytum duris, nahu, pradėtų dildo kristi. Dėl to tiesiog.
Taip, va. Ne, seniai, man rodos, pirmo vietą būtų vaikai. Iš kur vaikai, bet paskelbė? Čia žmonos. Seniai, čia Aš ką nežinau, žinau. ar ten. Turi jisai ten, pamiršau vardą. Bet ten žmona ar pana, blėt, jo. Ble, geras klausimas. Bet jisai gerą pasienas. Pagaidę, jeigu žiūri, jisai bando kabinti. Ne, aš nebandau, ne, Kadlerį, malonės. Bet trečią bėg mane, nahui. Vakar dar kalbėjom ir dar pasileido man bairį vėl tą patį podcastą. Ir Rokas vienintelį dalyką, ką visą naktį pasakė. Bleman, man patinka Katlerio kaktą. Man naujas fetišas yra. Nu, ta prasme, tai, nu, tu matai jo kaktą, aš nesu matęs tokios kaktos kaip pas Katlerį, nu, bet jinai man patinka, man jį yra graži. Nu, aš nesakau, kad pas mane yra maža kaktą, nu, va, prašom, žiūrėkit, fotkinkit, kol galit. Bet, tipo, supranti, pas Katlerį yra kažkas kitokio. Pas jį yra special. Vasi toks vaikiškas veidas, bet su ta barzda, kur žyla, kur jau, blėt, 46 metų vyko Kur jisai vaiko. Kur jisai ne 9 mėnesius pas mamą buvo pilę, bet jau 11, 10,5. Kur, tipo, jisai, blėt, nusiskustų tą barzdą, jo net soidiniai leistų klubą, sakytų, ne, pizdink nahui su savo fikdokais. Kur vienintelis dalykas, kas jį išgelbė, bet turėtų užsidėti kepurę. Nes jeigu be kepurės jis tiek įleistų, nes... Jo, sulygi kaip kajus. Nes jis įpliksta. Bet žinai, bet blemba, Katleris realiai nesensta. Tu pastebėjai, kaip jis atrodo prieš 10 metų ir kaip dabar. Nu, man asmeniškai jis beveik nepaseno. Absoliučiai beveik nepaseno. Aš žiūrėjau dar jo stand-upą, kur ten vyko 12 gal metais. Tipo, what the fuck, bičas tiesiog šukuosina pasikeitė ir nebe kaimietis buvo. Važiuoja, Katleris dabar. Čia nėra dabar, čia jau senai. O, jo. Žiūrėk, nu čia vat senai, ne? Katleris toksai, vat, jaunas. Nu, palauk. Surandam, vat. Na gerai, ten jau Pažiūrėk, kaip slinka plaukai, pažiūrėk jau dabar kaip slinka čia. Ir tai senesnė. Nu, va, man tai ir jo kakta patinka. Nu, bet pažiūrėk, kaip jau slinka plaukelė. Nu, man, bet tu pažiūrėk. Pažiūrėk. Nu, jo, nu, bet žiūrėk, jam slinka plaukai, bet ir gerai. Matai, aplink spienius nebeauga jam plaukai. Čia kajus, ateidas jau. Ir jeigu Katlerį žiūri, atsiprašau. Net, nėra už ką, Katlerį, tu maladės, esi naštinas. Viską, jokio poro. Jo, čia į ką kajus apie tave užsiminėja, nežino, kad čia ateitis bus. Ne, Katlerį, davai, jeigu žiūri, paim mane į darbą kartą. Aš antras Bertulis esu. Koks tu Bertulis? Na, žodžiu. Kas jis šitą dalyką suorganizavo, blėt? Aš. O ne? Kas šiandien iš ryto pasižiūri telefoną, kur tipo Rokui skambino, kad atsikeltų, nežinau, kad jis to žadintuvo nachą išjungs 5 kartus. Aš atsikeliu ir tu man skambini, ta prasme, aš tiesiog noriu dar 15 minučių pagulėti ir aš tiesiog ant do not disturb jungiu. Tai tiesiog reikėjo pakelti paskui 15. Ką aš tau pakelsiu? Sakai 15 arba... Aš tingėjau tau pakelti ragelį. Bet tipo, kur ir tipo parašau, Dominikas jau okei, aš jau atvarau, viskas okei, susiruošęs. Rokas, o gal na, šiandien nedarom, blėt. Realiai, aš taip ir parašiau. Tingiu. Aš taip buvau mieguistas, aš taip norėjau eiti toliau miegoti, aš norėjau realiai šaukti šitą podcastą. Ir tipo toksai Rokas. Ir aš Dominikui skambinu, aš norėjau jo pas juo pasitart. Kur Dominikas jau važiuodamas. Kur jau važiuodamas, aš jiems kur per vėją, ką nahui, važiuoji čia greičiau. Aš jau būčiau sakęs, žinai, seniai, aš miegot noriu, gal nedarom podcastą. Jis jau čia jaučiu, jis jau man paskambino, aš aiškus nepakėliau, kai jis jau čia jaučiu buvo. Jo, jis man atrodo rašė jau aš jau. Bet jūs, būdami 1,5 valandos, manęs laukdami, jūs net nesugebėjote sutvarkyti normaliai. Mes viską sutvarkėm, kol tavęs nebuvo, kamera įsijungė, viskas ahujenai atrodė, viskas atsimenė, ne? Tai kodėl mūsų pagrindinė kamera dabar ant sofos yra? Va dabar man tu pasakyk va šitą va fizikinį dėsnį. 1,5 valandos, sako, įjungtas fotoaparatas, jis ten guli nusuktas į sieną. Kamera, ne foto. Bet, karoči, viskas filmavus, Dominikis dar pats matė medžiagą, viskas gerai. Tu tik atvariai, Ingiau vieną kartą nufilmavau tave patestuoti, kaip atrodo ant kameros. Pizda, na, nebeisingia po to, įkėliau kompo vaizdą, viskas, na, nebenori įsijungti, nes Roką pamatė. Pritraukė mano juodumą. Aš jau supratau, kam čia problema. Matai, jisai įkišo tą SD kortelę, ne, kad tave filmuoti, bet tu ant tiek didelis, kad jį karočiai jau užsipildo, nahai. Kad ten, žinok, jau vietos nebėra tą kortelę. Kuris tipo toks juodas, kad pas mane tiesiog kad eina iki
16 tūkstančių, bet rokas vis tiek kurva, bet periodas, na. Nežinau. Jeigu dabar neapšvietimo, Jo, žinok, kad jo nematytumėt. Ne, jo, žinokit, aš išjungsiu dabar apšvietimą. Čia maks apšvietimas, čia gal 2 kokie minimum apšvietimai yra būtent į mane nukreipti, kad tik aš kažkiek matyčiau. Kaip jūs suprastumėte, čia dabar yra gal kokias, bibi žinau, 1, 2, 3, 4 lempus, man atrodo, 5. Ir pusė jų į mane atsukta. 5, jo, ir 2 iš jų vien tik yra pagrindinės lempos, pasakys, pagrindinės yra į roką atsuktos. Nes, nu, jisai... Jodas, nu. Viskas, nieko daugiau Su šitą kabą nepasakysi. didesnis, kurią aš geriu 5 valandas. Tu visada geri 5 valandas. Va, ką tu čia išgeri, tu man pasakyk? O tu man pasakyk. Ką tu ką tik... Ji jau yra šalta. Tu jau geriau tiesiog ją pabaig. Nes tu tiesiog šalta jau. Biržas tiesiog pasiėmė taip. Pasiėmė karštą espreso, palaukia, kada jinai sušals ir dabar tik geria. Tas, kur tipo norėjo su pienu, aš pasakiau, kad nėra pieno ir sako, ir tipo... Nu aš mėgstu kapučiną, na. Aš norėjau, kad arčiau būtų prie moterų. Eik tu nafig, gerai. Jis toks prie moterų, ne? Jis toks, kur tipo įmestum į kambarį su panom, man Jo. atrodo, jos pagalvotų, kad jis gėjęs ir prieš jį, blėt, bikinius. Nu jo, nu čia grinai, jisai vien tik prie moterų. Mes tai esame, žinai, tokie dviese, kur moterų nepūlinam. Nu, Šitas tipo, tai aš moterų. vis dar nesuprantu, kaip Amelė, blėt, į mane pasižiūrėjo. Aš nesuprantu, jinai kaip į mane pasižiūrėjo ir pasakė, aš noriu to nebijoti. Aš negalėčiau žiūrėti tavo asmeniškai. Jūs pažiūrėkite į mane, kaip man įsirinko, blėt. Aš mėgstu tries, aš mėgstu šaibas. Mane niekas nepasižiūrėjo. Ir jisai realiai normaliausias. Jo, jis realiai sutarė jų. Jis yra normaliausias. Jis normaliausias. Žiūrėkit, dabar mes 3. Vertinam kiekvieną tipo paeilę 1, 2, 3, ne? 3 yra žemiausias, 1 yra geriausias, taip žinai. Kuris geriausiai elgėsi su moterim? Tu pradėk. Ble. O tai aš savi irgi vertinti turiu. Jo. Jo. Ble, nežinau. Va čia toksai palyginimas, ką draugai galvoja, bet taip honest, 100%. 1, 2, 3. Bičias mes į veidus ką. Aš sakyčiau 1, 2, 3, nes tu aš esu matęs kaip tu su panom kalbė, nelabai žinok. O ką rokas? Bet rokas jis dar liks 3, blėt. 1, 2, 3. Senė, tu mane nemato su palom. Spėkas 700 eurų išleidant savo buvusius per 2 mėnesius, nahui. Tai čia nėra ko girtis, na. Nu tai jo. Čia tiesiog liūdna, ble. Būtent. Čia yra liūdna, 700 eurų per mėnesį. Nes, kiek? žiūrėk, nes reiškia, tu jos nepatenkinti. Čia mėnesinė alga. Tu turėjai kažką pirkti būtinai, kad ją patenkinti. Aš vadinu, aš iš rankų sudaręs ką, bet tiesiog, kad materialinė, žinai, įtaka. Kur tipo, žinai, vakar varėm, blėt, pavalgyti pietų su Amelė ir tipo, aš sumokėjau, jinai pasiėmė bambuką, už viską sumokėjo, dar jos ten draugės buvo ir tipo, jinai už viską sumokėjo, aš žinai, už ką sumokėjau, tik nors aš tą vištieną traškę, blėt, bau, kaip ten. Globau, nachai. Valgiau irgi kiek jos, aš sumokėjau tik už alų. Tu visada moki tik tai už save, mes visi tai žinom. Ir gruoju. Man gerai, kiek tu rokiam kavos išleidai? Per 2 dienas kiek sugebėjau. Tai kiek Tu čia? per kiek 700 eurų per mėnesį? Per mėnesį ar 2? 2, 3, beveik. Daugiau negu mes su tavim per vieną savaitgalį išleidai. Ar čia taip konkuruojas labai? Dabar konkuruojas. Nu tai man, tai sakau, ne vienintelis Nu, aš palauk. toks gyvenime. Nes tipo, tu suprastum... Nu palauk, aš tai dabar tiesiai išeisiu, nes jeigu aš dabar bent 1 eurų suklysiu, mane užmuš mane. Gerai. Nu bendrai sudėjus, kokie 8 eurų bus. Tai mažiau negu mes per vieną Bet savaitgalį. čia aš per 2 dienas. Mes per vieną savaitgalį išleidžiame apie 100 eurų. Aš sugebėjau kažkokiu būdu Mes per ant vieną Bolto- dieną 100 eurų išleisti. Bet, nu tai, mes ant Bolto išleidžiame tik 5 eurų tą naktį. Nes kažkas susimano, nes kažkas, neminėsit matės, nuvaryt pas Tomytę iš Hofo ant Bolto paspirtuku. Tas buvo. Galiu Ant užtikrinti. ekrano yra video, kaip Rokas daro sumuštinis ir valgo. Pas Tomytę, po 5 alaus. Kas didžiausias mūsų komandai? Rokas. Kas tai?
Kas didžiausias mūsų komandai? Rokas. Mes tiesiog kalbam, kaip mes sumuštinius valgom, tas kas juodžiausias mūsų komandai. Kodėl Dominikas visą laiką grįžta prie tos temos, kas didžiausias mano valiai? Senis, supranti, mes dabar matai pasėdėm, mes atrodom kaip Oreo, nahui. Tipo, bet atvirkščiai. Tas baltas Oreo. Ja, mes atrodom atvirkščiai kaip Oreo. Dar būtų. Čia sausainiais. Dar būtų iš galo 3 šiuvai, Motiejus, kas ten dar, ką dar čia galim pasodinti? Bliamba, laikai keičiasi. Kas lauk? Žiūrėk, kas Motiejus gali sėdėti? Kas mane dominuotų? Nu ten kažkas 3 šiuvakai sėdi gale, tai būtų... Motiejus, Renaldas ir dar Dovydas. Jo. Bet Dovydas ateitų tiesiog pakalbėti su manim. Ir Taip pat žiūrėkit, Dovydai nepyk. Jeigu žiūri. Aišku, nusižiūrės, aišku. Tipo, Dovydas jis yra žiauriai fainas bičias. Nu žiauriai, su juo galima žiauriai fainą O, pakalbėti. aš ten sudėjęs šviesą, tai... Aš jau stoju. Bet tipo, jis toks bičias, kur čia realiai yra true story. Jis atvaro į reivą, ane, kur kainuoja 15 eurų įeit, bet alkas nemokama, žinai. Vietoj to, kad jisai ten šoktų, įsileistų, žinai, ten Tiesiog prie. Ne, jis ne taip, ne taip. Jis tiesiog išėjo, jis stovėjo prie lauko durų ir kalbėjo tarpusavį su kažkokiais žmonėmis. Jis atėjo į reivus, sumokėjo 15 eurų ir vietoj to, kad jisai gertų nemokamą alkoholį, jisai kalbėjo su žmonėmis. Ne, bet tipo, kur man... Bet aš atėjau už vakar dieną pyksmą. Aš čia. Nu, bet, seniai, nu, tipo... Jo, nes jisai iš BMW perėjo į Volkswagen. Į Golfą dar. Į Golfą. O Golfą vairavo merga. Ryžo. Ne ryžai, raudonplaukė buvo. Raudonkepūrai. Raudonkepūrai. Nu, Ir bet tai va- tipo su bonom geriau. Ir supranti, mūsų mašina buvo pilna, 5 čiūvai. 5 čiūvai metrų. Tai Dovydas išėjo 4. Bet tai kai jo dar nebuvo 5, jis išėjo buvo 4 tada. Nors skaičiuoju, kai jis dar buvo. Ne, nes Dovydas išėjo. Ir tipo buvo pats geriausias laikas, tas tipo mūsų mielas draugas Renaldas Lavas. Žinai, jis yra įsimetęs zubus. Zubus įsimetęs. Subus įsimetęs į galą, ten visą bagažinį užima. Ir tiesiog užleidžia kokį... Net, supranti, ant tiek stipru, kad reklamos jau turi basą. Aš tiesiog užleidžiu reklamą, nu, tipo, aš YouTube'ai tą vidosą... Jūs suprasite, kad tas basas toks stiprus, kad tipo reklamos tokiu basu, kad pačios reklamos nesigirdi. Žinot, tą tokią ramę Bolto Tai jinai reklamos. su basu. Girdisi labai gerai. Jinai Ta taip prasme, girdas, kad mašina dreba, kur iš lauko. Tai pagalvokit, kas ten būtų, ką žinau. Kur tipo Rokas įdėjo gale, aš išlipau į lauką, pažiūriu, Roką, va taip, tos garbanos. Blėt. Tai man ten visą kelią, kai tiesiog leidom kažkokias dainas, man taip neštėt nosį pradėjo. Nu gal dėl to nes langai nuleis ir 108 dėkiam. Ne, ten nuo basų. Kaip tau basas, blėt, efektino nuo esesnį. Taip, bet kai ir net... Čia kažkokia kaip pas Beku yra tokia užburtas gydymas, kur pas jį, matai, jeigu nelėtė, ne? Jeigu nelėtė roskas, Nu, jeigu nelėtė, nu į nahui cypia per kolonkės. Tas žinai, tas garsas, ne? Tas toks niukštymas, tos kolonėlės, jeigu ką žino. O kaip palėt, nebėra. Bet kur va iš rozetkas? čia BMW. Čia BMW. Kur tipo tiesiog random atsirado, kad neužsisegė diržų, nors jis Man užsisegė. kas dabar patinka, nu, tipo, čia realiai turėjai būti vietoj, kad pamatyt, kad būtų juokinga. Tiesiog mes, kai norėjom atidaryti tą šūdą, ne, ir neatsidaro. Ir mes ten pradėjom taip toliau ir tas Renalis išlipa. Aš sėdžiu, aš taip Man pasirinkiu. nekingiausia, kad tipo, jis sako, atidaryk tenais, aš sakau, bet čia pas tave normaliai ir prihimyčinta. Sako, pam, bandau atidaryti, nes man tas išlipa. Daužo ten, va taip, va vieną Jisai tiesiog išlipa. Ir tai dar agresyviai duris atidaro. Aš tik iškart pasilenkiu. Tas pradėjo ten taip daužyti, pradėjo daužyti, ten pagalį, taip toliau daužo. Ir vis tiek netidaro ir sakau, čia ne pam 100 ant 100 kur. Ir kai jisai pasidavė, jisai su savo, blėt, galą pradėjo mane trankyti taip specialiai, va taip, va šokinė. Karočiui, jis turėtų būti vietoj, kad pamatytų tą daiktą, bet nahui. Kur tipo Becho problemas, tik tai Becho vairuotojai supranta. Karočiui, dar čia mes kaip buvom čia užvakar liktais, ne prieš 3-4 dienas.
mes važiavom su Bachu ir jam pradėjo kairysis posūkis galinis nebeveik, žinai. Taip, žinai, kai tipo posūkį rodo tas ženkliukas ir tipo tu. Jis patrenkė. Važiuok toliau. O posūkį naudoja. Ką nereikalas, jo. Va. Bet čia tik tais, kai yra 9 laipsnių posūkis. Jeigu ne 9, jis nenaudoja. Blet, aš pirmą kartą girdžiu, kad bamba vairuotas posūkį naudot. Bet jisai supratė, jeigu Aš pirmą kartą Bet žiūrėk, bamba atėjo. aš tau pasakysiu taip, jeigu jis susuka į dešinį, jisai rodo posūkį į kairį. Aš pirmą kartą girdžiu, kad bamba turėtų stokinę komplektaciją su posūkiais. Čia yra, man atrodo, add-on feature'is. Čia, man atrodo, 5 eurų primokėti reikia. Nes šitoks, kur tipo bamba, ne, posūkių nėra. Čia tiesiog stokiniai bamsai įeina be posūkių. Kur tipo bamba vairuotams, ta svirtelė, kur posūkį rodyt, jinai nesijudina į viršų į apačiams, jinai yra tik tai 2 dalykams. Tai yra cruise control dažniausiai tada įsijungti, tai paspausti. Arba patraukti, kad tolimasis nahui, pamirksėti, kad pasitrauktų iš kelioms nahui. Jiems vieninteliai 2 dalykai yra, jie į viršų į apačią, ne, jie tiesiog, jiems daugiau nėra prasmės. Jiem kita pusė aktualesnė, jiem dešinė pusė patogesnė, kaip daugumai. Tu dar parodai, kad girdis žiūrovam, kaip mes ten vakar važiavom, kaip mes ten... Bus ant ekrano, kur, karočią, įsivaizduokit, BMW senas. Čia tu kalbė apie tą klevą. Kregždė, ne? Ne kregždė. Žiūrėkit, Kregždė? ir ne, ten nebuvo kregždė, ten buvo EKM6. Kai ten vos neįsipisom, ten EKM6. Neatsimenu man jau. Žodžiu, mes važiavom taip, klausomės muzikos ant viso, tik tai išjung garsą. Išjung garsą, nes ten netokia muzika. Ir tipo, mes važiuojam. Rusai pradėsim rašyti reklamos, vadinti. Nekalbėk apie tą muziką dabar. Ir žodžiu, mes norim apvažiuoti vieną klevą. Ir kai mes tik pasukom, jinai iš karto į mus pasuko ir mes važiuojam ant kokio 100 minimumo. Kur zona yra ten. Ir jinai vos ne jo, ir mums pabreikčekina, ir mes vos ją neįspisom. Ir mes aplenkiam, mes apvažiavom. Tokį veidą, tokį žiūri. Tu čia rimtai, nu? Ne, jinai noros šipsojasi. Ne. Jinai to keriant veidą, kur tipo tokia, tu rimtai, kur, va, tu čia tipo taip man prieš iš galo važiavai, tipo bandai mane aplenkti, aš su klevu, blėt. Aš su klevu esu, man taisyklių, blėt, nėra. Aš su klevu. Aš sakyčiau, kad tik su klevu. Aš matau, kad tu su klevu, blėt. Man tai taisyklių nėra, aš be jokio nahai. Bišas ką tik pasakė. Aš su klevu nėra taisyklių. Aš be klevo, aš be taisyklių. Kada taisyklės atsiras, blėt? Nėra taisyklių man. Kam nepokonti? Ir tipo gerai. Aš Krymo mašiną važiuoju. Sakau. Ir vakar, dar kai ėjom pas tą Ronaldą, aš sutikau patį baisiausią kelių rezginį. Blondinė ir eseras, pirda. Jo. Ir kuri valina 8 kilų per valandą. Bet čia pirdos tai. Ir jinai buvo gal maks metro apie, jinai vos siekia sėdėdama žemę. Kaip jinai vairuoja? Arba atsimeni, atvažiavo į kruizinį terminalų su M-kinė. M-kė. Vos net ten 19 metų M-kė blondinė irgi nahui. Jo. Ir blėt neįsiparkavo. Kingiausiai ta. Tai va sakau, atvažiavo su latviškais numeriais 2 merginos į terminalą. Su Volvo. Paničkis. Paneckis. Ir tipo Renaldas buvo su IZF tada, ane? No. Ir jisai buvo antiek prisparkavęs gan toli, kad artimiausia mašina buvo gal tarp 2 parkingų, ane? Ir jinai sugebėjo vos neįsipisti mūsų IZF-ą. Jinai taip parkavosi, kad ji net vos sugebėjo įsipisti. Nepamirštam, kad tu su IZF-u vos išvažiuoji. Nu, nes man buvo senas laikas. Čia, kaip senas Ne, laikas. bet tenais kreditas, kur aš moku mechaną vairuoti, ten yra pasisupista pavarų dėžė. Tipo. Nu tu nejauti iš pirmos poros į antrą, tu turi nahu, va taip vasko. Tai nahu, tu va taip turi. Ir net, Jo. ne kaip pas Dominiką, kur tu gali ramiai tiesiog pakelti į antrą pavarą, tu ten turi nugrinai taip
Nu tai pažiūrėk, ir mes kiek važiavome. O, žabą rašo. Nu supratau. Tai gerai. Žiūrėk, kokias senas. Rokas, kurio čia pisto į šitą sieną, greit eidamas jis kiaurai praeiti. Tai va buvo irgi situacija su siena, va dabar labai priminėjai, ačiū tau. Ir tipo, kame situacija tokia buvo, tugi buvai plotė, tada ten Giruliuose. Mes įsinuomavom chatą Giruliuose. Ten 9 eurų maks kainavo, žinai, susimetėm tai toliau alko pasiėmėm ir ten nuvarėm į maksimą. Tu nebuvai? Nu, nes man nepavyko. Aš, žodžiu. Ir žodžiu, tipo, kame reikalas, mes ten prisimėm visokiausius zetukų, ten 2 grynus tuos dėžės. Ir atvarėm ten, atvarė šaiką, taip toliau. Ir viena merga, kuri realiai buvo aktyviausia iš visų, nu, tipo, nu, šok, taip toliau, ger, taip toliau. Nu, aфигена draugė, Ula, jo. Aфигена draugė. Ir, tipo, ką jinai padarė, ant tiek pripiso, kad jinai sugebėjo Įpiskylė į sieną. su alkūnė į sieną. Ir kame reikalas vietoj to, kad jinai išvengė toliau. Jinai išvengė. Jei neskaudėjo, žinai, aš, tipo, ir jie išvengas to tolus. Ir jie išvengas. Žuvėdų. Kur tipo, va, pasižiūrėkit pirmą mūsų video ir pažiūrėkit tą vietą, kur Rokas kalbina Danį, vieną panelę ir kur prie to medžio, kur mes priėjom, ir ten girdėsit jos žvengate. Dizelis ant -20. Ja. Kur ten dūsta, blėt, jau visiškai, jau pizda, ten irgi Žinai, highlightas ploto buvo ne tas, kad ten Ula kažką tai pisa, o kaip tu su mano mama bazarinai. Aš įsivaizduoju, kai Rokas su mama bazarina, aš atsimenu, kai Rokas pirmą kartą pas mane į chatą atvarė ir su mano mama susipažino. O tada buvo, blėt, kur aš matau, kaip su mano mama, blėt, kabino. Kuri, tipo, Rokas kiekvieną paną, kur va supisa kabinti. Kiekvieną. Tu pastatyk Roką. Aš mėgstu bendrauti su savo draugų mamom, nu kas čia blogai, ble. Bet kur va, jis kur kiekvieną mamą kabina. Bet tu pasižiūrėk, jeigu tau pastatytų dabar va čia 42 metų baba ir tu dabar su ją pašnekėtum, manos, kas būtų, tai jeigu jį norėtų noriu, tu manos jau lovai būtų. Klausimas, kas jinai tokia? Kur tipo? Bet kokią, tiesiog blondinė, kem 2 metų kažkokia ten tokia pusiaulio lova. Skamba kaip Inga Valinskienė. Imčiau. Kur Rokas atvarė pas mane ir pas mane buvo tėvų draugės mamos. Ir jis kiekvieną, blėt, bandė pakabinti. Kiekvieną naktį. Pohu, kad jiems po 8, 9, kiekvieną kabinu. Kiekvieną naktį. Iš eilės. Kiekvieną eilutę, blėt, tipo, kai per Tinderį. Left, right, naktį. Vaikai savo. Ir visus right, taip, naktį. Nu bet tai kas čia blogai, nu tipo kas čia blogai, kaip tik čia normalu jaučiu yra. Nu, plius minus. Ne, nu tipo jo. Ir manau, čia buvo pirmas kartas, kai tu mane pamatai normalų. Nes kai ateina mamos, brolytė. Visai kitą kalbą sakyčiau. Ir tipo, ne, nu, smagu man jau. Ir pavyzdžiui, Dominiko mama, ne? Nu. Susipažinau. Faina mama, faina moteris. Tikrai. Žinau. Ačiū, nereikia priminti. Ir žodžiu, sakau, pakalbėjome su ją. Gerų atsiliepimų prie save palikau. Bet kai išėjom iš chatos, aš vėl tapau Rokas. Bet Rokas prie mamų. Miškiuks toks kur. O, ne, toksai, ble, noriu apkabinti, toks mielas. Išėjęs iš chatos, kur tipo, ble. Nu, trauksiu gariuką, seniai, davai. Čia, darom podcastą išvadą, Rokas yra žvaigždė kiekvienoje situacijoje. Manau, šitą jau ir galim baigti visą podcastą. Ne, bet Rokai, jeigu kitą kartą pavėluosi, jeigu tu ateisi, ble, nors 30 minučių po to, kai susidaram, skusim galvą, kad ir jokių sponsorių nebus. Skusim galvą, susitaram Dominik, skusim galvą. Ne. Jis nesigalvo. Pradžiai pradėkit nuo to, tada jau apie galvą pagalvokit. Kur net į galvą bus fantazijos altas ateini. Prie kainėra. Kitą dieną naujasis mūsų partneris, Rokas Radzevičius.
Gerai, Su tai nuskustu kūšiu. Užteks jau šiandienai. taip ir galim baigti. Jo, super. Gerai, malonu buvo Super. pakalbėti. Dabar einam, dar turiu pakalbėti. Bet jau Nori dabar kameras normaliau, dabar už kamerų, jau normaliai. Maukis ką nužaisi. Gerai. Žaidžia, Važiuojam. Oba, davai, oba. O, nustebin. Važiuojam. Bet tai pradžiai Jessica. Ne, bet pradžiai. Galvos vandenynas